kad mergina, filmuokit savo swapboxą, kurį gavau nuo narės Erkutėlė, tai yra Ernestos. Šio swapboxo laukiau labai ilgai, gal beveik mėnesių laiko, ir pagaliau sulaukiau. Jau šiek tiek pradariau, aišku, pati nieko nemačiau, kad tiesiog negaiščiau jūsų brangaus laiko. Tai va, ir jau šiek tiek mačiau, kad rūžo kažkas vidaus. Labai viskas gražiai atrodo, blizga. Mes, tai aišku, gavau laiškelį. Ačiū už laiškelį. Ir viskas labai gražiai kol kas atrodo. Aha, ir pirmiausia, tai kad labai atrodo fainai ir mielai, tai yra maži Bounty šokoladukai, kurie yra nepalaidi, o pririšti prie kiekvieno, priklijuoti prie kiekvieno daiktelio. Tai va, galite pasižiūrėti, kol viskas atrodo neišpakuota, kaip atrodo viskas neišpakuota. Tai va, pirmiausia pakuoju štai tokį, tai jo, va, vienas būdžiukas. Aš labai mėgstu saldumynus, tai iškart labai ačiū, ir va, tos Bounty vienas skaniausių mano šokoladukų. Ir prie pirmo parašyta: dėl šio daikto labiausiai bijojau. Abejojau ir bijojau, bet tikiuosi tik. Taigi pakuoju. Aha, net nežinau, aš prie kompo, tai kur šiukšlės mes. Tai yra Ellipse, nu, turbūt žinot tokią firmą, lūpų turbūt pieštukas su drožtuku. Kaip tik man labai reikalingas drožtukas. Aš gal dabar nepakuosiu, išpakuosiu vėliau, spalvą matau. Galite pažiūrėti ir jūs, nežinau, ar matote, yra tokia šviesiai rusva. Būtent tokia kaip ir naudoju. Tai tikrai puikiai pataikė, nežinau, ko čia reikėjo abejoti. Toliau pakuoju kažką tokio vėlgi su Bounty šokoladuku. Viskas labai lengvai išsipakuoja, labai malonu išpakuoti viską. Ir tai yra Maybelline firmos makiažo, turbūt primeris bazė, būtent kaip ir tokio dalykėlio aš tavęs prašiau, aš tai gavau. Lietuvoje tokio netgi neteko matyti. Niekada šiaip nenaudojau makiažo bazės, primerio, bet sugalvojau, kad įdomu būtų išbandyti, tai labai ačiū už šitą daiktelį, kurio aš ir prašiau. Toliau tai dar vienas daiktelis. Būk tapytoja. Įdomus raštelis, niekaip nesuprantu, ką jis galėtų reikšti ir kas yra viduje. Ha, tiksliai. Tai va, lygiai taip pat prašiau ir šio daikto ir gavau nemažą akių šešėlių teptuką. Tačiau vėlis yra nenatūralus. Nežinau, gal jų tokio dydžio nebūna natūraliu. Aš net įsivaizduoju, bet šitas jau maždaug tokio dydžio, kokio aš ir norėjau. Ačiū. Pabandysiu, tikiuosi, kad man jis patiks. Toliau dar kažkas, vėlgi su mažu baunčiuku. Ir prie jo kažkas parašyta, kad akytės žėrėtų. Na, jūs turbūt nemato. Aha, čia yra, va, dvi dalykėlė, aš nieko prieš iš tikrųjų net nepakuoju, tik dabar pastebėjau. Ne, čia 3 dalykėliai. Aha, tai pirmiausia ranką ir padėsiu. O, kas čia yra? Ha, aš nariai minėjau, kad norėčiau kažkokių super žėrinčių bokų šešėlių, tik nesuprantu. Čia yra blizgus eyelineris. Aha, iš tikrųjų, tokį turėjau, panašų, kaip man buvo gal kokį 10 metų. Bet įdomu bus išbandyti. Labai blizgus, turbūt matot. Nežinau, kas čia. Per firmą nematyta, kadangi mergina gyvena UK, tai firmos šiek tiek skiriasi. Ne, čia tos pačios firmos, o čia turbūt yra, taip, tai yra
šešėliai, štai tokių dviejų gražių spalvų. Šita man patinka labiau, bet ir šita atrodo gan neblogai. Na, tikiuosi, jūs viską matote. Aha, tai yra birų šešėliai, kažkodėl iš pat pradžių pagalvojau, kad tai yra skysti, arba kaip čia pasakius, skystos konsistencijos šešėliai, bet pasirodo, kad tai yra birų šešėliai. Tai tokie. Kaip išbandysiu, galėsiu pasakyti kažką daugiau, bet tai yra kažkas tokio, ką aš įsivaizdavau, kad norėčiau gauti. Toliau pakuoju, štai net nesakau, ką pakuoju aš. Aha. Apsiuostyk iš malonumo. Tai čia turbūt jau žinau, kas yra kūno purškiklis. Dar neišpakau, bet arba stipriai supakuotas. Šitas jau netaip lengvai išsipakuoja. Štai. Aha, ir matau labai fainą dalykėlį. Tai yra labai fainas firmos The Body Shop, gan didelio kiekio, 100 mililitrų. Turbūt, kad kūno purškiklis. Tuoj pauostysiu. Niekada neturėjau. Labai įdomaus kvapo. Turbūt kokosų. Štai toks. Keista, kad stiklinėme buteliuke, nes įprasta šiaip, kad kūno purškikliai dažniausiai būna plastmasinėse įpakavimuose. Kvepia. Šiek tiek kaip pragaravo, labai skani. Atrodo beveik kaip kvepalai. Tuoj toliau. Nes yra paskutinis dalykėlis. Ką aš gavau. Aha, kaip visur ir šokoladukas turi čia. Aha, aprašymas jau nulupau. Bet čia buvo parašyta, daiktas gan įdomus. Sakyk, kad vonios neturi. Bet aš labai norėjau atrasti kažką ypatingo. Ir čia yra kažkokia kempinė pripildyta kažkokio kokosų. Čia kempinė. Visada čia kempinė. Palaukit dar sekundę. Aš dar paskaitysiu, ar čia tikrai kempinė. Turbūt, kad taip. Aha, labai įdomus dalykas. Niekad neteko tokio matyti. Bus labai įdomu išbandyti. Atrodo iš tikrųjų įspūdingai ir labai įdomiai. Įdomus daiktas, manau, turėtų patikti. Tai va. Na ir štai yra visas mano swapboxas. Ir pabandysiu pakartoti, ką jame gavau. Tai pirmiausia būtų tuščia dėžutė. Persveria gal. Tai yra The Body Shop kūno purškiklis. Tas keistas ir įdomus nemažas daiktas tai yra kempinė pripildyta kokosų kažko, nebeatsimenu, turbūt kokosų kažkokio sviesto. Toliau tai yra blizgus, ypatingai blizgus, tokio kokio ir prašiau, eyelineris, nemažas vokų šešėlių šepetėlis. Tas daiktas, dėl kurio labai dvejojai, bet nemanau, kad prašoviai. Tai yra Face firmos lūpų pieštukas ir prie jo društukas. Man labai reikėjo društuko, nes naudodavau nuo vieno pieštuko visiems antakių ir lūpų pieštukams. Na, čia daiktas, kuris man patiko labiausiai. Tai yra Maybelline firmos primeris. Nekantrauju jį išbandyti. Na, oi, aš čia viską dabar sugadinsiu.
Bandau taip sudėti, kad jūs viską matytumėt. Aha, baigėsi mano laikas. Ir paskutiniai 2. Nežinau, kaip tą firmą reikia tarti. Aš jos gal ir netarsiu, kad neprašaukčiau tardama. Tai 2 akių šešėliai. Tokie va blizgus, kokių ir prašiau. Tai štai toks yra mano svaboksas. Ai, ir dar daug bouncy šokoladukų. To daiktas taip pat labai mane pradžiugino. Tai labai ačiū Ernestui už svaboksą. Jis taip pat labai džiaugiuosi, tuoj pat eisiu juos suvalgyti, nes aš labai dievinu saldumynus. Tai va, labai ačiū Ernestą už šį puikų svaboksą ir tikiuosi, kad tau patiks manasis. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki.